Manau, kad tai labai miela mergaitėms, kurios turi lipdukus ir gali dekoruoti puslapius. Ar manai, kad tokie drabužiai bus leidžiami valdant Talibanui net lipdukų knygelėse? Ne, mergyti, nebus. Mes iš tikrųjų susipažinome per Snapchat 2024 m. Liepą, o gyvai susitikome tik 2024 m. gruodį. Ką tu nori pasakyti, kad afganistanietis tave rado socialiniuose tinkluose ir įtikino persikelti pas jį? Manau, žodis, kurio ieškau, yra kaip originalu. Moteris tiesiog neturi jokių teisių. Tai ir bus tai, ką tu patirsi. Ir iš mano ribotų tyrimų žinau, kad jos vyras bandė kreiptis dėl vizos atvykti į JAV, bet jam buvo atsisakyta, nes Afganistanas yra uždraustų šalių sąraše. Ši kvaila moteris išvyksta į Afganistaną tekėti už savo vaikino. Ji yra amerikietė, ji yra liberalė ir ji yra kvailė. Net afganistaniečiai komentaruose jai sako, nedaryk to, nes Afganistaną valdo Talibanas. Na, kiek kvailas turi būti žmogus, kad manytų, jog meilė viską nugalės. Ji net nevadina jų radikaliais džihadistais. Pažiūrėkime, kas vyksta. Moteris iš JAV šiuo metu internete tapo labai populiari, nes patikėkite, ji kraustosi į Afganistaną dėl savo vyro, kurį sutiko internete. Tokie kvaila. Tiesioginė prasme. Ji gauna tapatybės dokumentus Afganistanui. Šiuo metu jį kontroliuoja Talibanas. Priminsiu visiems, kad Afganistanas yra įtrauktas į sąrašą šalių, į kurias amerikiečiams draudžiama keliauti. Bet ši mergina dar labiau pasiryžusi persikelti į Afganistaną. Ji sako, internetas man patarė nevykti į Afganistaną rugpjūčio 17-ąją, būti su savo vyru. Taigi, ką ji darys? Pažiūrėkime. Ji paankstina savo kelionę. Aš pakeičiau datą į rugpjūčio 3-ąją, nes labai jo pasiilgau. Kartais pamatai kažką tokio, kad tiesiog nori atsijungti ir daugiau nebebūti internete. Kalbant apie nebuvimą internete, ji tikriausiai jame ir nebebus, kai persikels į Afganistaną. Jie nėra labai palankūs socialiniams tinklams, ypač kai moteris juose dalyvauja. Ne, tikrai ne. Ir ji visiškai kvaila. Ir manau, kaip visuomenė turime savęs paklausti, kaip gali būti, kad mergina Amerikoje gali leistis į tokį kvailą poelgį. Kvailas, beprotiškas kvailas poelgis. Liūdniausia tai, kad tikriausiai niekada nesulauksime antros dalies ir nesužinosime, kas nutiko vėliau, nes greičiausiai ji daugiau niekada neturės laisvės. Bet nesijaudinkit dėl to, vaikinai, nes internetas jai pasakė kažko nedaryti, taigi ji vis tiek tai padarys. Aš esu amerikietė persikelianti į Afganistaną. Ir čia yra antroji dalis visų dovanų, kurias gavau iš savo vyro šeimos. Visa tai skirta vaikams. Taigi pirmiausia gavau šią spalvinimo knygelę. Man ji pasirodė labai miela mergaitėms. Joje yra lipdukų, kuriais galima papuošti puslapius. Ar turėtume? Labai miela mergaitėms. Ar manai, kad tokie drabužiai bus leidžiami valdant Talibanui, lipdukų knygelėse? Ne, mergyt, tikrai nebus. Čia yra lipdukų, kuriais gali papuošti puslapius. Žiūrėk nuoga. Taip, žinoma. Talibanui tai tikrai labai patiks. Juos galima nuspalvinti, yra trafaretų ir kitų dalykų viduje. Ir tada berniukams paėmiau žmogaus svoro knygą tiesiog paskaityti. Kaip kvaila. Priderinti prie to. Keletą kreidelių ir pieštukų uždroštukų, kurie man pasirodė mieli. Taip pat paėmiau keletą dėlionę. Paėmiau 48 dalių žaislų istorijos dėlionę. Tu rimtai galvoji, kad važiuosi į Afganistaną gyventi po Talibano valdžia ir tu galvoji apie tai, kokius žaislus nupirkti tiems vaikams. Kodėl jiems nenupirkus, nežinau, kokių nors apsaugos nuo išprievartavimo rinkinių? 350 dalių namylis, 500 dalių spalvingas... Negaliu į tą žiūrėti. Ar tokie dalykai egzistuoja Afganistane, bet ar tikrai? Tas pats ir su šituo. Manau, tai labai miela. Gali pastatyti, pasilikti ir pasistatyti, kur tik nori. Ir galiausiai aš gavau šias kempiniuko korteles. Ar kada nors esi, tiesą sakant, aš nemanau, kad esu mačiusi labiau nuo realybės atitrūkusio žmogaus internete. Žiūrėk, aš iš to gyvenu. Internete žiūriu visokias kvailystės, bet vis tiek, nežinau. Manau, ši kvaila merga viską pranoksta. Ji viską pranoksta. Pažiūrėk į jos tikrą reakciją. Internetas man pasakė nevykti į Afganistaną rugpjūčio 17, kad būčiau su savo vyru. Taigi, aš pakeičiau į rugpjūčio 3. Ar tai nėra visiškai širdį draskantis dalykas? Beje, čia tas vaikinas. Na ką, lažinamės? Lažinamės, ar jis bus geras vaikinas?
Ar jis bus tas vaikinas, už kurio visi svajoja ištekėti ir su kuriuo keliauti po šalį? Žinote, kai atsibundu ir pagalvoju apie meilės istoriją keliaujant po pasaulį, aš įsivaizduoju Paryžių. Aš įsivaizduoju Australiją, nors dabar Australija šiek tiek primena Afganistaną. Aš įsivaizduoju Italiją, kažką tolimo, kažką seksualaus, kažką gražaus. Aš tikrai neįsivaizduoju Talibano, nes nesu kvaila. Mes iš tikrųjų susipažinome per Snapchat 2024 m. Liepą, o gyvai susitikome tik 2024 m. gruodį. Ką? Ką tu nori pasakyti? Tu nori pasakyti, kad afganistanietis vyras, tada rado socialiniuose tinkluose ir įtikimo persikelti pas jį. Kaip, koks ta žodis? Man atrodo, tam yra žodis. Tikrai yra žodis, beveik esu tikra. Man atrodo, žodis, kurio ieškau, yra kaip originalu. Juk Talibanas nėra garsus tuo, kad bando verbuoti žmonės iš vakarų šalių atvykti pas juos, ar ne? Ne. Snapchat. Iš pradžių aš iš tikrųjų neieškojau santykių, bet vis tiek apsikeitėme WhatsApp numeriais. Esu sunkvežimio vairuotoja, todėl žinoma galėčiau plepėti visą dieną, o jis buvo tiesiog žmogus, su kuriuo lengva bendrauti. Kai sakau kalbėjomės, turiu omenyje, kad kalbėjomės 12-15 valandų per dieną, gal net dar daugiau. Nors prieš susitinkant gyvai bendravome tik apie 5-6 mėnesius, man tikrai neatrodė, kad susitinku su nepažįstamuoju, nes tiek daug laiko praleidome kalbėdami telefonu ir pažindami vienas kitą, kad kai jį sutikau, jaučiausi lyg pažinočiau jį visą gyvenimą. Taigi šiuo metu jau 2 metai, kai esame pora per atstumą. Na, ne visi 2 metai, bet beveik 2 metai. Ir aš taip noriu būti su juo, nesvarbu ar čia, JAV ar Afganistane. Taip pat, ir tai tik mano nuomonė, manau, kad daugiau moterų JAV turėtų išeiti iš savo komforto zonos ir susitikinėti su vyrais iš kitų šalių. Taip, susitikinėkite su italais, susitikinėkite su europiečiais, bet nesusitikinėkite su Talibanu. Ne, nedarykite to, tai kvaila idėja. Daugiau vyrų už JAV ribų. Darykite, ką norite, nes vyrai, man atrodo, kad jie tiesiog netinka, bent jau čia JAV, tas Red Pill turinys, tas 50-50 dalymasis, aš niekada to nesupratau. Ir man atrodo, kad vyrai iš kitų šalių buvo auklėjami pagal kitokias šeimos vertybės. Taip, kai bam, kai jie tavęs neklauso. Tai puikiai Talibano vertybė, turėtum pasidomėti. Bam, štai tokia ta vertybė. Užuot atidarę tau duris, jie tiesiog darys bam. Matai? Štai kodėl turime kovoti prieš beprotiškus liberalus. Ne todėl, kad tai tiesiog kvaila ir reikia to saugotis, o todėl, kad tai turi tikras beprotiškas pasiekmes gyvenime. Ši moteris vyksta į Afganistaną. Ir atvirai kalbant, jei Amerikos vyriausybei ji iš tikrųjų rūpėtų, jie jos ten neleistų. Jie juokautų. Niekas neleisti jai lipti į tą lėktuvą. Niekas neturėtų leisti jai vykti į Afganistaną. Akivaizdu, ji turi laisvą valią, ji gali daryti, ką nori. Vyriausybė neturėtų taip kištis į tai, kur ir kaip tu keliauji. Aš tiesiog turiu omenyje, kad žinote, labiau teoriškai, šie žmonės iš tikrųjų yra taip įsitikinę savo beprotybę, kad jie mano, jo gali vykti gyventi pas Talibaną ir kad jiems viskas bus gerai. Partnerystė. Akivaizdu, kad kiekvieni santykiai yra skirtingi, kiekvienas vyras yra skirtingas. Tai tik mano asmeninė patirtis. Ir duoti šansą žmogui, apie kurį niekada nebūčiau pagalvojusi, kad jį įsimylėsiu, buvo geriausias sprendimas, kokį esu priėmusi. Oho, geriausias sprendimas, kokį esi priėmusi. Jauna mergina, mergaitiška go. Tau reikėtų priimti geresnių, tau naudingesnių sprendimų. Jūs visi žinote, kad nemėgstu naudoti produktų ant savo odos, nes nenoriu jaustis lipni ar užsikimšusi. Tiesiog noriu jaustis švari. Ir žinau, kad neturėti veido priežiūros ritualo beveik prilygsta nusikaltimui. Bet dabar, kai atradau OneSkin, gali būti, kad turėsiu pripažinti, jog visą laiką klydau. Suprantate, aš dar nesu sena, bet pastaruoju metu pastebėjau pokyčių savo odoje, kuri nusprendė, kad jau laikas senti. Ir tai tikrai nemandagu. Bet po daugybės draugių įkalbinėjimų nusprendžiau išbandyti. Ir taip, dabar esu pasikeitusi moteris. Nereklamuoju dalykų, kuriais nepasitikiu. Jūs viso žinote, kaip būna. Bet rimtai, tiesiog pažiūrėkite, ką manote. Ir tai ne tik mano patirtis. OneSkin turi daugiau nei 10 500 žvaigždučių atsiliepimų ir dabar yra odos ilgaamžiškumo lyderiai. Turiu jūs įspėti, kad priešingai nei internetas nori jūs įtikinti, jums tikrai nereikia sudėtingos rutinos, kad oda atrodytų geriau.
Daugiau nei 10 trukusių ilgamžiškumo tyrimų pagrindų sukurtas OneSkin OSO1 peptidas įrodyta, kad padeda kovoti su matomais senėjimo požymiais, padėdamas jums atskleisti sveikesnę odą dabar ir senstant. Ribotą laiką išbandykite OneSkin su 15 nuolaida, naudodamos kodą MEIRA svetainėje oneskin.co/meira. Tai yra 15 nuolaida oneskin.co su kodu MEIRA. Po pirkimo jūsų paklaus, iš kur apie juos sužinojote. Tad labai prašome, palaikykite mūsų laidą ir pasakykite, kad jūs atsiuntėme mes. Tiesiog priminimas visiems tiems, kurie nėra susipažinę su tuo, kas iš tikrųjų vyksta Afganistane. Nes tai iš tikrųjų labai rimta, aš jums papasakosiu. Ką tik pamačiau šios jaunos moters vaizdo įrašą, kuriame ji pasakoja, kad išsikrausto iš Amerikos į Afganistaną. Į tą Afganistaną, kad būtų su savo vyru. Peržiūriu komentarus, kad įsitikinčiau, ar nieko nepraleidau. Komentaruose afganistanietės jai rašo: mergina, nedaryk to. O ji čia kalba: sekite mano kelionę. Mergina, tu užaugai Jungtinėse valstijose. Šį vyrą matei tik vieną kartą Pakistane ir tik vieną kartą buvai su juo susitikusi. Na, atrodo, lyg tai būtų psichologinio afere. Ar manai, kad tai tiesiog netikra dirbtinio intelekto paskyra ar kažkas panašaus? Ne DI paskyra, bet tiesiog netikra Afganistano paskyra, kad bandytų, įtikinti amerikietės taip daryti. Ar čia taip ir vyksta? Ketini persikelti į Afganistaną, kur moteris tiesioginė prasme neturi jokių teisių. Tai, ką patirsi, bus kur kas daugiau nei kultūrinis šokas. Ir kiek man pavyko išsiaiškinti, jos vyras bandė prašyti vizos atvykti į JAV, bet jam buvo atsisakyta, kadangi Afganistanas yra uždraustų šalių sąraše. Ir tai, kad turi Jordaniją kaip pasirinkimą, aš net ir to nerekomenduočiau. Bet faktas, kad turi Jordaniją kaip galimybę ir vis tiek linksti prie Afganistano. Ir nieko blogo apie Jordaniją. Aš tai sakau labiau todėl, kad tu užaugai JAV, kur papročiai, kultūrinės normos, viskas yra taip skirtinga. Aš tiesiog negaliu to suprasti. Tiesiog mes, moteris, tikrai turime išmokti klausytis, išmokti vadovauti savo nuovoką. Yra kitų moterų, kurios tau suteikia žinių, patirties, dalyjasi informacija, tiesa, kurios turi šias gyvenimiškas patirtis. Ir tu pasirenki užmerkti akis, pasirenki tai ignoruoti. Nes esi taip įsimylėjusi. Bet meilė tavęs neišgelbės, kai jau būsi ten. Kiek kartų esame girdėjusios žmonės, kurie yra susituokę dešimtmečius, sakant, kad meilės nepakanka. Kaip tavo meilė įveiks ten esančias socialinės normas, dalykus, prie kurių nesi pratusi? Kaip tavo meilė nusvers Talibano taisyklės, nuostatus ir papročius? Tu kalbi, kad informuosi mus apie viską. Mergina, tu net negalėsi būti internete. Aš jau žinau, kaip viskas klostysis, nes jau paskelbiau įrašą apie moterį iš Amerikos, kuri keliavo į Afganistaną sužinoti, kokias teisės jos turi čia, Amerikoje, kurių neturi Afganistane. Ir štai tas vaizdo įrašas. Pažiūrėkite. Ar Afganistane 2025 metais viskas taip blogai? Aš pati kaip moteris atvykau čia, kad geriau suprasčiau situaciją. Ir štai ką sužinojau. Štai 5 dalykai, kuriuos moteriams Afganistane šiandien daryti yra nelegalu. Pirmas dalykas. Moteriams neleidžiama pasirodyti ar kalbėti žiniasklaidoje, televizijoje, radijuje ar viešumoje. Arba socialiniuose tinkluose. Vaikinai, tiesiog prisiminkite tai. Moterims taip pat draudžiama melstis mečetėse, jos turi melstis namuose. Moterims taip pat neleidžiama mokytis po 6 klasės. Moterims taip pat draudžiama lankytis parkuose ir sportuoti, todėl jos negali naudotis daugeliu lauko erdvių. Galiausiai, moteris taip pat turi valgyti specialiai joms skirtose vietose restoranuose. Taigi, atsakant į jūsų klausimą, taip, moterų teisės Afganistane 2025 metais iš tikrųjų yra tokios blogos. Štai ir viskas. Vis dėlto, vis dar yra amerikiečių moterų, kurios vyksta į Afganistaną. Pagalvokite apie tai. Tai tikrai skaudina mano širdį. Tas vaizdo įrašas tiesiog skaudina mano širdį. Tai absurdiška ir lengva juoktis iš kvailų amerikiečių, kurie ten vyksta, nes kodėl tu tai pasirinktum. Bet aš tiesiog negaliu nustoti galvoti apie visas Afganistano moteris, kurios to nepasirinko, kurios negali mokytis, kurios negali išeiti į lauką, kurios negali melstis ten, kur nori, kurios negali eiti į parkus, kurios negali. Apribojimai Afganistano moterims yra beprotiški. Ir faktas, kad visuomenė sugebėjo įtikinti savo moteris, kad jų visuomenė, Amerikos visuomenė yra blogesnė nei Afganistanas. Kad meilė nugali viską. Aš turiu omenyje tai tiesioginė prasme man netelpa galvoje. Ačiū už jūsų dėmesį šiam klausimui.